Nu ką, perikim prie eksperimento. Čia yra normali žmogaus pėda, ne? Va, pirštai, padas. Čia yra pagal mane normalūs batai. Čia yra batai nenormalūs. Tai kodėl taip sakau? Žiūrėkit, va, pėda telpa batuose, ne? Jeigu imsim šitos batus, pėda batuose, nu, niekaip netelpa. Nu tai, o kokia pėda turėtų būti, kad tilptų iš tos batus? Tai va, ištraukiau batų vidpadin, va, mūsų padas, uždedam, va, kulną sulyginam. Kaip ir matom, čia va, vietos pakaktų, ar ne? Tai reiškia, einant pėda plečiasi, jai kaip ir reikia priekyje vietos, bet, nu, čia nėra kur plėstis, nes jau šitie pirštai, tuo mes čia, va, susitvarkysim. Čia jau jie yra, va, turėtų būti užlenkti. Šita vieta irgi netelpa, turėtų būti, va, tai pirštukai. Tada čia irgi, va, jau čia netelpa, čia turėtume mes jau paploninti, plastinę operaciją padaryti savo pėdai, čia tiek netelpa. Nu va, ir kažkaip, va, nu kažkaip taip, tai reiškia, šito piršto praktiškai neturi būti mažiausio, tada va, lieka 3, bet jiem irgi čia tos vietos, nu, neužtenka, nes jie einant, jie plečiasi pėdą ir čia jau jie neturi kur plėstis, reiškia, jau jie irgi, va, čia turėtų būti, va, taip užsilenkę. Ir nu, šita vieta irgi netelpa, tai reiškia, čia jau turėsit nuospaudą šitoj vietoj. Nu ir ką, nu ir maždaug va, tokia deformuota pėda turi būti, kad tilptų va, nu, į tokio siauro priekio batus. Arba renkatės barefoot batus, kurie turi daugiau erdvės pirštų zonoje, tai jūsų ir kiti pirštai, ir nykštys turės vietos ir nereiks jam būti va, tokiem nulankstytėm. Nes šitose vietose tai yra jau aiškios nuospaudos. Nes jeigu pirštai netelpa, tai kas tada vyksta? Arba jie lenkiasi, spaudžiasi, arba kažkas ant kažkurio užlipa. Tai va, nu, tokia paprasta teorija.